Kaip matome, pastatas yra senas, jis pradėtas renovuoti, bus baigtas renovuoti šiais metais, bet jau ant pastato sienos yra šilumos siurbliai, kurie statybos metu šildo pastatą, palaiko šilumą ir taip išspręsime mes pastato šildymą ir vėsinimą. Ką mes galim padaryti su mūsų šilumos siurbliais, tai kiekvieną patalpą įrengti atskirai. Tai reiškia, pavyzdžiui, čia mes esame 300 kvadratų tiek ofiso, tiek sandėlio. Ir sistema oras-oras yra įrengta, žodžiu, nereikia jokių radiatorių ar grindinių šildymų, kaip minėjau, katilinių jokių nereikia. Ir tai duoda, kad klientas turės atskirą šildymo sistemą, atskirą vėsinimo sistemą. Ir lygiai taip pat yra įrengtas rekuperatoriai, tai turės gerą vėdinimą ir bus komfortiškos darbo sąlygos. 300 kvadratų sandėlio ir ofiso bus su atskira apskaita, reiškia, nepriklausomai nuo likusios pastato dalies, galima bus reguliuoti šilumą, pakeliant, nuleidžiant temperatūrą, išjungti, įjungti ir, aišku, turėti savo ekonominę apskaitą. Aišku, įrengiant tokią sistemą yra žymiai pigiau įrengti, negu įrengtume tradicinę sistemą su radiatoriais ar ten grindiniu šildymu. Taip pat išlaikymas tokių patalpų bus žymiai pigesnis negu su tradicinė sistema ir priežiūros nereikalauja kažkokios ypatingos. Panašiai kaip paprastas kondicionierius, tik tai, kad ši sistema dirbs tiek vasarą, tiek žiemą. Tai maksimaliai išnaudosim sistemą. Šiokiai sistema yra pilna garantija 5 metai, tai reiškia 5 metus jums tikrai neskaudės galvos ir nieko nereiks daryti. Kas sugesta, bus sutvarkyti specialistai. O dažniausiai tokios sistemos ilgamžiškumas yra tai apie 15-20 metų. Tai pagal investiciją ir atsipirkamumus, tai turbūt šiai dienai yra pati geriausia sistema, į kurią galima investuoti, atsižvelgiant į jos ilgamžiškumą. Nes jokia kita katilinė tiek ilgai netarnauja. Būtent, kas yra labai paprasta, dažniausiai, kai mes sakom, per sieną tokia sistema, žodžiu, yra gręžiama per sieną ir lauke stovi išoriniai blokai, o viduje yra vidiniai blokai, kurie jau gamina ir ruošia ir nustato jums reikiamą temperatūrą. Plius yra išmanioji filtrų sistema, išmanioji kamera yra, kuris skanuoja patalpas ir mato, kur yra žmogus, kur yra langas, tai paskirsto tiek šildymą, tiek vėsinimą vienodai po patalpas. Tai yra tikrai išmanioji sistema, kuri pritaikyta komfortiškam gyvenimui. Šitokią sistemą galima įdiegti tiek į naujus pastatus, tiek į komercinius, tiek į privačius, tiek į sandėlius, žodžiu, įvairių paskirčių pastatas ir visur tinka, nesvarbu, koks tai bebūtų pastatas realiai. Tai tik tai aišku yra ypatumai, kad parinkti įrangą reikia teisingai parinkti vietą, pritaikyti reikiamus galingumus, atsižvelgti, kokios temperatūros reikalaujama patalpose, gal tenai, kur sandėliavimo ar kažkokio gamybinės, gal užtenka 10 laipsnių tik tai palaikyti temperatūrą. Bet ten, kur jau yra žmonės sėdi ir dirba, tai aišku reikia gal ten 20, 21 ar mažiau, 18, čia priklauso, kokios temperatūros yra poreikis.